Sveiki visi ir šiandieną filmuoju Terrariją ir tai nuo pradžių, kaip visi žino, jeigu esate matę šį žaidimą, reikia susikurti savo žmogų, kaip jis atrodys. Tai aš padarysiu su tokiais plaukais, akys žalios. Gerai. Raudona, žalia ir mėlyna iki galo. Šius dar padaro. Gerai. Viską sukūrėm, čia viskas gerai. Vardas bus, nežinau koksai, tarkim čia toks bus. Ir tada sukūrėm pasaulyje, padarysiu medium, pavadinimas bus į YouTube. Ir dabar palaukite, aš pamygsiu pauzę, kol pasikraus viskas. Man viskas pasikrovė ir, kaip matote, tylesni garsai, nes pritildžiau, galbūt manęs nesigirdėjo pirmai, tai pradedam toliau. Tai aš vėl pamygsiu pauzę. Štai mes pradėjome žaisti ir atsiradome žiemos biome. Man žiema patinka. Ir prie pat yra paprastas biomas. Galbūt gyvensiu čia kai kur. Tarp žiemos ir paprasto biomo. Aš tai dabar turiu planų apie Terrariją žaisti jį su XXCHavo multiplayer režime. Multiplayer, aš moku sukurti serverį. Sunflowers. Turbūt matėte mano pristatymą Terrarijos. Nelabai ir ilgas, 4 minutės kažkiek ten. Geras. Gerai susiregeneravo pasaulis. Mirkit! Va. Da ateina. Pasiruošęs jau. Mirkit. Va. Dabar, kaip žinote, gal pirmą kartą matote šį žaidimą, o jei ne, tai žinote, kad reikia pasistatyti namą. Dar reikia biškį medžio. Labai patinka muzika. Tokia biškį nuramina ir tokia palinksma. Turbūt statysiuos namą vienu bloku aukščiau, kad zombiai durų negalėtų išdaužti. Ir kol kas bus tokia dydžio. Ir atsiprašau, čia kažkas buvo. Net čia nusileido Terrarija. Tai
Vat. Tilpai? What the? Ai, nugi slaimai per bet kur turėtų tilpti. Nu va. Tik nenužudykite Brelį. Pala, iškirsim čia. Durys bus. Nenužudykit jūs to Brelį. Jisai mano draugas. Kaip jūs nesuprantat? Na, tas Brelį yra gidas, jisai bus reikalingas. Vėliau dabar nelabai. Na, ir dabar jisai parodo receptus. Ir štai kaip atrodo inventorius. Pasidarome crafting table. Be jo mes niekas. Pasidedam ir tada einam į inventorių ir mums reikia pasidaryti duris. Pamygam 8 ir padedam duris. Kaip matote, ir triušis atėjo. Ir jeigu kas esą žaidę terariją, tai žinote, kad jums reikės hemerio. Ir kad gražiau atrodytų laukas, tai reikės šito. Turbūt užteks, man rodos, nelabai. Užmušiau netyčia triušį. Crafting table. Iškirtau. Gerai, pasiemam šitą ir dedam. Nu va, neužteko. Užtat galime pasidaryti dar. Ir spausdami dešinįjį pelės mygtuką ir laikydami, jūs gaunat, na, tiesiog greitai pradeda imtis. Palaukite. Jo nereikia. Padedam, tarkim, čia ir dabar mums reikėtų pasidaryti torch. Na, tai dabar parodysiu kaip. Štai. Laikau ir pabiškį taip greitėja ir daros. Ir čia tas gerai, kad kai laikai torčą, jis šviečia. Na, taip kaip per Minecraftą. Tik reikia padėti. Tai dabar pamygam 3 ir čia bus mūsų dungeon kambarys. Čia žmogus yra 2x2 bloko ir 2x2 ir 3x3. Tai 2x2 yra storis ir 3x3 tai aukštis. Na tai va. Namelis nėra labai didelis, vėliau va tokio va kažkur dydžio bus. Gal netgi dar didesnį, iki padangaus. Kokį šventyklą gal rasim. Ir turbūt mes turime tą dirt block nebent. Gerai, mums reikia pasidaryti štai tokių platformų. Daug nesidarysiu, na va, užteks.
Čia padarom taip, kad neįkristumėm. Va, neįkrentam, kaip matot. Va. Kaip nusileisti, tai pamėgate S raidę ir nukrentate tai. Va. Akmens radom tokį gilį. Čia dar visai negilu. Oho, geras. Tik akmuo. Gerai, pasiemam deglų. Palaukit. Žinau, kad yra kažkoks mygtukas, atrodo space, ne alt. Ne, pasiemam 1 ir 9, tarkim. Ir ai va. Shift laikai ir jum pasikeičia. Iškart. Tai pirmą pasiemam šitą. Ir va. Kaip matote, pamėgu shiftą ir išsitraukia torčius. Tai va. Tai labai padeda. Iškirsim visą akmenį, krosnį pasidarysim. Nulis. Va. Va. Ir dabar nedašokam, tai padedam čia ir čia. Ir dabar turėtų man išeiti krosnis. Taip, jie man išeina. Ir vietoj žemė. 7 pamėgame ir dedam čia, tarkim. Ir dabar galiu iškepti geležį ir visus kitus materialus. Ir jau atėjo naktis. Tuoj bus zombie hambadangi. 9, 2. Yes. Palaukit, čia galim. Galim tas platformas pasidaryti. Nu va. Kastikla. Man patinka šitas skinas. Ypač šukuosime tokią purple. O dar akmuo, atrodo. Jo, akmuo. Kasimėm dabar vien gilin. Kol rasime kokį nors keivą. Dabar turbūt nuobodu. Nu va. Viskas užteks iki šito. Čia iki viršaus. Čia iki čia. Taip. 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 Nu va. Krentanti žvaigždė nukrito.
Greitai. Papa. Zombis. 2 krentančios žvaigždės. Ir kaip žinote, kad reikia iš abiejų pusių pasidaryti duris. Tai va, mes dabar tą ir padarysim. 7. Vanduo yra prie mūsų. Va, uždarėm duris. Zombis nesąmonės daro. Įdomu. Ne, kiaurai duris neleidžia. Jau 2 zombiai. Ja, turbūt dieną pradės degti. Lanką galim pasidaryti ir tada čia viršai tokie kaip ir bokštą. Tai tada pasidarom bokštą ir lanką. Čiukšt. Ir pasiimam vietoj gilių. Ups. Va. Ir dabar pasiemam 3. Na. Kaip matote, atėjo kažkoks keistas zombis. Gerai. Čia akis atskrydo. Ji gana stipri. Ir pasidarysime medinės strėlės. Nu va, turime kulkų 50. Čia daug zombių. Gerai, kad itemai nuo žemės nepradingsta. Turbūt. Ir mes turime tokią skraidančią platformą. Tai biškį keista. Nesuprantu, ką aš darau. Man rodos. Palauk. Ne, nieko neveikia. Pasižiūrim, ką galim iš jų pasidaryti. Copper coins. Arrow. Na, bandau. Pasidarysiu geresnį kardą. 7 mil damage.
šitą išmetam. Dar buvo knockback, eik tu savo ir išmečiu. Ateik čia, baily. Bailys. Bailys. Bijo pulti mane. Bailys, kuriam zajabys. Kad jisai bailys. Sninga pas mane. Pasiemu. Dar vienas. Turbūt šaudysiu pro čia 5. Ir tonk. Mirė. Dar 13 kulko. Ko čia spardai mano namą? Tu ką nori pas mane į namus? Nu gerai. Mirė. Ir tu ką nori pas mane? Palauk, biškį gyvybių tegu. Na, tuoj sugrįšim. Na va, grįžau ir atidarau duris ir puolam. Pabėga. O kur tas zombis dingo? Kur ką tik čia buvo? Negi pranyko iš niekur nieko. Aš taip žiūrėjau į tą LED marką ar nu ne LED marką, tą demo eye. Dar turim tu. Gerai. Galim pasikast. Dar. Man rodos, mes galim pasiekti 10 ar 9 blokus į tolį. Na va. Ir čia labai tamsu. Padedam torčą ir keliam aukštyn. Aš teko 3 atrodo. Jo, 3. Gidas. Man rodos, dar reikia kėdės ir tada gidas ateis pas mus į namus. Crafting. Ir noriu pasižiūrėti, ką galima padaryti iš šito. Space gun, star cannon, mana crystal, 10 žvaigždžių. Ir potionus. Visai nieko. Ką galima įdomu padaryti tada? O, dar galiu pasimti kardą. Ką galim padaryti? Na, tiesiog baigiu epizodą. Ate.